Šiandien atvykome į Birštoną. Plauksime laivu Algirdas Nemuno upe. Ties Birštonu Nemunas daro kilpas. Čia yra gražus miestas ir graži gamta. Kol plauksime Nemunu, šiek tiek papasakosiu apie Birštoną, apie jo istoriją. Birštonas pirmą kartą buvo paminėtas Vygando Marburgiečio Naujojoje Prūsijos kronikoje 1382 metais, kai maršalas Kunas von Hatenšteinas žygio į Lietuvą metu kariuomenę padalijo į 3 dalis – Puniai, Alytui ir Birštonui pulti. Čia Birštonas minėtas kaip Birsten, vietovė prie druskingų šaltinių. Tuo metu medinė Birštono pilis priklausė gynybiniai Panemunės pilių sistemai. Vėliau buvo LDK Vytauto rezidencinė pilis. Miestelio centre yra Birštono Švento Antano Paduviečio bažnyčia. Ji yra pastatyta 1909 metais. Yra pastatyta iš raudonų plytų ir neogotikinio stiliaus. Manoma, kad ši bažnyčia Birštone yra jau 4. Kitos buvo sunykę, buvo statyta, atstatyta, perstatyta ir dabar yra tik šita bažnyčia. Bažnyčios architektas yra Vaclovas Michnevičius. Dabar truputį papasakosiu apie Birštono piliakalnį, kuris dar yra vadinamas Vytauto kalnu. Jo aukštis yra 85 metrai. Piliakalnio šlaitai yra labai statūs. Piliakalnio viršuje yra ovali aikštelė 70 ant 35 metrų dydžio. Nuo piliakalnio atsiveria vaizdai į miestą ir į Nemuną. Birštono piliakalnis nuo seno buvo apipintas legendomis ir padavimais. Manoma, kad čia po medžioklių ilsėdavosi Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. 14 amžiaus pabaigoje ir vėliau piliakalnyje stūksojo tvirta ir sunkiai paimama medinė Birštono pilis. Taip pat pilyje veikė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės medžioklės dvaras. Vytauto laikais Birštonas buvo strategiškai svarbi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vietovė. Medinė pilis buvo dažnai puolama kryžiuočių. 14–16 amžiuje pilyje apsistodavo didieji kunigaikščiai ir didikai, atvykdavę į šiose vietose rengtas medžiokles. Pilis, netekusi gynybinės reikšmės, nunyko 15–16 amžiuje. 19 amžiuje Birštono pilies vieta vietos žmonių buvo vadinama Užkeiktų dvaru. Apie pilį ir kalną sklando legendos ir padavimai. Apie paslėptus lobius kalne, o tuos lobius saugo nelabieji. Tačiau atsirasdavo drąsuolių, kurie nueidavo į tam tikrą vietą, kurią nupasakodavo kai kurie kaimo žmonės, ir imdavo ieškoti lobių. Tada prasidėdavo aplink narėti, tarsi kažkokie tai būtų bildukai ar nelabieji. Taip drąsuoliai išsigąsdavo ir bėgdavo namo. Kiek kojos nešam. Taip stipriai išgąsdinti vyrai daugiau nenorėjo eiti kasti lobių į piliakalnį. Dar viena yra legenda, kai kažkokia merga iš Vilniaus atsibaščiusi ir ieškojusi kalne lobio. Jai pavyko jį rasti. Taip ji labai praturtėjusi, pradėjo labai gerai gyventi, bet tie turtai jai laimės neatnešė, nes jie yra užkeikti. Birštonas yra garsus savo mineralinėmis versmėmis.
Kaip kurorto kūrimasis yra susijęs su vienu faktu, kai 1846 metais Stakliškių kurorto gydytojas atsiuntė jį čia gydytis vieną ligonę ir jinai pasveiko. Todėl XIX amžiaus viduryje čia buvo pradėtas gydymas mineraliniais vandenimis. Tuomet čia ir buvo pastatyta pirmoji gydykla. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia jau veikė 72 vonios, buvo pastatyti 3 viešbučiai. 1879 metais atrastas mineralinis šaltinis, o 1927 atidarytas purvo gydyklų pastatas, tebestovintis iki šių dienų. Dar yra vienas įdomus faktas, tai 1945 metais čia gydėsi iš koncentracijos stovyklos grįžęs rašytojas Balys Sruoga, kuris būtent čia ir parašė savo memuarus Dievų miškas. Nuo 1924 metų Birštone veikia seniausia mineralinio vandens pilstymo įmonė Lietuvoje. Žinomiausi mineraliniai vandenys yra Vytautas ir Birutė. Birštoną apdainavo poetas Justinas Marcinkevičius, Birštone taip pat gyveno ir tapė dailininkas Nikodemas Silvanavičius. Birštone taip pat yra mineralinio vandens garinimo statinys Druskupis. Tai vienintelis toks statinys yra Lietuvoje. Čia galima mėgautis ypatingai sveiku jūrinio efekto oru. Lankantis Birštone būtinai reikia aplankyti aukščiausią Lietuvoje apžvalgos bokštą. Jo aukštis siekia 55 metrus. Nuo jo atsiveria labai gražūs vaizdai į Nemuno kilpas, pušynus ir žinoma Birštono apylinkes ir patį miestą. Birštone galima rasti labai daug pramogų. Paprasčiausia tai būtų pasivaikščioti Nemuno krantine. Galima išbandyti ilgiausią Lietuvoje net 600 metrų ilgio vasaros Rogučių trasą. Taip pat galima aplankyti Visureigių parką, galima paskraidyti su lėktuvu, parasparniu ar oro balionu. Yra net 12 teminių maršrutų pėsčiomis ar dviračiu galima pasivažinėti. Per Žvėrinčiaus mišką į Prienus veda asfaltuotas pėsčiųjų ir dviratininkų kelias apie 10 km. Galima juo pasinaudoti ir nuvykti iki Prienų. Birštone taip pat yra žirgynas, olimpinis irklavimo centras. Mieste veikia Birštono gimnazija, Birštono meno mokykla, taip pat yra viešoji biblioteka. Čia taip pat yra Birštono muziejus, kuris yra įkurtas 1967 metais. Taip pat yra Birštono sakralinis muziejus, įkurtas 2000 metais. Atidaryta senjorų rezidencija 2007 metais. Pietinėje miesto dalyje prie Nemuno yra Vytauto parkas. Birštone taip pat vyksta seniausias Lietuvoje tarptautinis džiazo festivalis Birštonas Jazz. Jisai vyksta nuo 1980 metų ir būna vieną kartą per 2 metus. Mieste galima aplankyti nemažai paminklų. Tai būtų Vytauto paminklas, Mažvydo skulptūra, mergaitė su dūdele, paminklas Jonui Basanavičiui, paminklas partizanams. Taip pat galima Birštono kultūros centre pamatyti didžiausią Lietuvoje vitražą Lietuva, kurio plotas užima 142 kvadratinius metrus. Vitražo autorius
Vytautas Švarlys. Anglų menininkas, fotografas David Hamilton, susižavėjęs kurorto gamtos grožiu, paskyrė savo keletą harmonizuotų darbų 1985 metais. Tačiau tik pagal vieną fotografiją nutarta pastatyti skulptūrą Mergaitė su medūza. Ji yra pastatyta netoli savivaldybės pastato. Birštone taip pat labai išpopuliarėjo plaukti Nemunu laivais. Ir mes šiandien plaukiame laivu, grožimės gražiais vaizdais nuo Denio. Tikrai labai smagus buvo pasiplaukiojimas ir ta valanda labai greitai praėjo. Tai tiek iš šios dienos kelionės. Iki naujų susitikimų. Iki.